širdelė tik tu širdelė dėl manęs, būk širdelė tik būk širdelė dėl manęs. Sveika gyva, mylimoji. Atsimeni, kaip tave dabar vadinsiu? Mylimoji. Man labai gera tave sutikti čia, meilės magijos erdvėje. Prisimeni, mano vardas Rasa De Silva, aš esu gyva moteris, mylimoji, 4 vaikų mama, keliautoja, rašytoja. Ir šiandieną sveikinuosi su tavimi iš Brazilijos. Šiandieną jau antras mūsų susitikimas meilės magijos erdvėje. Pas mus vėjuota, tai atsiprašau truputėlį už garso nesklandumus. Tiesiog privalau iš miško atvažiuoti į ryšio vietą, kad galėčiau su tavim pasikalbėti. Ir šiandieną čia vėjuota. Kągi, šių susitikimų metu aš kviečiu tave patyrinėti tavo meilės pamoką. Ir tai yra antras iš 4 susitikimų. Tuose susitikimuose mes pažįstam save. Praeitam susitikime tu galėjai įvertinti savo santykius, kokia tavo rolė yra santykiuose. Šitą video gali pasižiūrėti savaitę atgal. Labai dėkoju, jeigu pakomentavai, jeigu atpažinai, jeigu užsirašei, kokie yra tavo santykiai, ar jie panašus į pasaką Snieguolė ir 7 nykštukai, ar į undinėlę, o gal pelenę, arba Gražuolė ir pabaisa, gal Raudonkepuraitė. Visiškai nesijaudink dėl to, kokia buvo pasaka. Tai buvo tik pirmas žingsnis, o savo tobulų santykių ir savo meilės pasaką tu parašysi pati. Šių susitikimų metu mes ruošimės santykių pasakai, meilės magijos pasakai. Kodėl renkuosi šitą metodą? Dėl to, kad man pačiai labai padėjo pasaka, kurią aš užrašiau prieš 5 metus, man atrodo. Ir nors jau buvau santuokoje su savo vyru, mūsų santykiai iš esmės keitėsi po to, kai aš užrašiau išsipildančią meilės pasaką. Ta pasaka buvo apie Raudonkepuraitę ir baltą vilką. Jeigu kada norėsi, parašyk man žinutę, aš su tavim pasidalinsiu šitą pasaką. Na, šiandieną aš noriu tave pakviesti pasitikrinti, kokiu meilės magijos apraiškų tu gali pastebėti savo gyvenime. Ir šiandieną tu turi galimybę patirti, kaip giliai tu išgyveni meilės magijos pamoką. Na, noriu tave nudžiuginti, kad kiekviena pamoka turi 3 etapus. Šešėlį, transformaciją ir nušvitimą arba klestėjimą ir realizaciją. Neišsigąsk, jeigu kai kuriuos dalykus patirsi, jog esi dar šešėlyje, kad meilės talentas pasireiškia dar nelabai išnaudotas. Gali būti, kad tu patirsi, jog iš šešėlio jau išėjai ir jau eini per šviesos tiltą. Ir gera naujiena yra ta, kad absoliučiai visi žmonės perėję tiltą patenka į šviesų į krantą. Taigi, šiandieną aš pakomentuosiu keletą meilės magijos pasireiškimų.
Kodėl pasirinkau šitą pavadinimą meilės magija? Na, dėl to, kad dažnai meilės deivė arba meilės angelas, meilės dievaitis, karalaitis išgyvenęs šituos pasireiškimus jaučiasi kaip užburtas. Arba meilės trikampyje, arba kažkokiam tai užburtam rate, iš kurio nėra išėjimo. Ir tikrai dažnai jaučiasi, lyg tai būtų kažkokie tai ar užkalbėjimai, ar kažkokie tai stebuklingi saitai, ar kažkokie tai mazgai neišrišti. Tai dėl jų visiškai nereikia jaudintis, juos visus mes atrišime kartu. Tiesiog pasiimk rašiklį, lapą arba užrašus ir žymėkis. Pasižymėk, ką jauti. Aš tiesiog skaitysiu tekstą, skaitysiu meilės magijos apraiškas, pasireiškimus, o tu pajausk, kurie iš jų yra apie tave. Gali pajusti kūno reakcijas, gali išpilti karštis arba staiga, pasunkėja kvėpavimas, galbūt šiurpas, galbūt šaltis. Būtinai pasižymėk kūno vietą, kurioje jauti šituos kūno pojūčius. Pasižymėk emocijas, ar tu pajutai agresiją, o gal džiaugsmą, galbūt nuostabą. Galbūt pažinsi, kad šitas etapas jau praeitas. Taigi, klausykis teksto, aš įkelsiu paveikslėlį, kad tu galėtum, ramiai arba sustabdžius video paskaityti savo meilės talento pasireiškimus. Kodėl vadinu meilės pamoką meilės talentu? Dėl to, kad talentas yra gebėjimas panaudoti pamoką, išmokus pamoką ją panaudoti. Taigi šiandieną pradėsiu nuo meilės magijos šešėlių. Pavadinau šitą šešėlį nemylimas. Skaitysiu tekstą, o tu tiesiog jausk ir žymėkis užrašuose. Šita praktika yra terapinė. Pabandyk sukurti tokią aplinką, kad tau niekas netrukdytų, arba sustabdyk video ir pasiruošk, kad galėtum pabūti pati su savimi. Labai dažnai meilės karalaitė arba meilės princas gali jaustis, kad jis yra nevertas meilės. Jis dažnai taip sako sau, aš esu nevertas meilės. Ką jauti, kai girdi šituos žodžius? Pasižymėk. Meilės karalaitis arba meilės deivė gali jaustis, kad gimė ne toj šeimoj, kad yra įvaikintas arba įvaikinta. Gali jaustis, kad ištremtas iš rojaus, išmestas iš lizdo. Pasižymėk, ką jauti. Meilės deivė bijo likti viena. Jinai bijo būti viena. Jinai gali jausti tuštumą ir baimę vienatvės. Meilės karalaičiai ir meilės dievai gimę žemėje, jie gali ieškoti nuolatinių santykių, kad kas nors juos apkabintų. Tai prasideda ankstyvoje vaikystėje. Gali būti, kad meilės deivės mama nepažino, kad pas ją gimė meilės deivė. Tiesiog nepažino. Meilės dievai labai trokšta sukurti santykius su bet kuo. Dėl to, kad
nevertina savo meilės, savęs, jie gali leistis į toksiškus santykius. Į santykius, kuriuose jie gali būti skriaudžiami, jais gali būti naudojamasi. Aš vadinčiau tai priklausomais santykiais. Ir tokie santykiai yra, tokie kaip mes vadinam karminiais galbūt trikampiais, iš kurių atrodo negali išeiti. Ir leidėsi būti skriaudžiamas arba skriaudžiama. Meilės deivė arba dievas arba karalaitis nuolat ieško meilės įrodymų iš išorės. Jam labai svarbu jausti, kad jis yra apkabintas, kad juo yra rūpinamasi, kad kažkas tai išpildys jo troškimus. Ir labai dažnai meilės karalaitis arba dievaitė, deivė, jaunoji deivė, susikuria iliuzijas apie princą ant balto žirgo, apie pelenę, kuri virs princese, ir labai dažnai nusivilia, jeigu taip neatsitinka. Labai dažnai meilės dievai gali jausti pavydą. Jie gali savintis savo partnerį. Jie gali jausti, kad jie yra tiesiog įaugę vieni į kitus. Jie nori jausti labai glaudų ryšį, visiškai nepalikdami erdvės ir distancijos santykiams, santykių kūrimui. Jeigu mylimasis skiria nepakankamai dėmesio, kaip meilės dievaitei norisi, jinai gali pavydėti. O meilės karalaitis gali netgi keršyti iš pavydo. Jie dažnai nusivilia ir patiria nuoskaudą santykiuose, dėl to, kad tikisi daug ir negauna to, ko tikisi. Dažnai jaučiasi išduoti. Ir galų gale jie gali taip nusiminti, kad netgi atsisakyti meilės. Fizikoje visi šitie meilės šešėliniai pasireiškimai gali sukelti širdies negalavimus. Jeigu atpažinai kažkurį momentą apie save arba apie savo artimąją arba artimą žmogų, turi žinoti, taip reiškiasi meilės talentas. Tai yra skaudus momentas. Meilės magija yra viena iš sunkiausių pamokų, viena iš sunkiausių 22 pamokų yra meilės magija. Kokia yra užduotis meilės magijos mokinio, meilės talentą turinčios dievaitės arba dievo? Užduotis yra praeiti šitą pamoką, patirti ją, išmokti ir pereiti transformaciją. Apie meilės magijos transformaciją mes pašnekėsime kitą kartą. Šiandieną pabūk su tuo, ką išgirdai, ir pabandyk užrašyti istoriją. Tai gali būti pasaka, kurią tu pratęsi. Vieną kartą gyveno moteriškė. Ji neturėjo vaikų. Kartą fėjos jai atnešė dovaną. Gražioje, supakuotoje ir užrištoje dėžutėje buvo sėkla. Moteris išpakavo dėžutę ir nustebo. Ji nežinojo, kokio augalo sėkla tai yra. Na, o kas vyko toliau, aš kviečiu, kad tu užrašytum savo užrašuose. Tai gali būti tavo meilės pasakos pradžia.
arba metafora. Būsiu labai dėkinga, jeigu pasidalinsi savo meilės arba stebuklingos sėklos pasakos motyvais, jeigu pasižymėsi savo arba pasidalinsi komentaruose. Labai lauksiu tavo atsiliepimo ir jau greitai pakviesiu tave į meilės magijos kursą, kuris prasidės jau labai greitai. Sek informaciją. Parašyk man žinutę, jeigu norėsi pasikalbėti. Visą mėnesį mano konsultacijos yra dovanojamos. Na, čia buvau su jumis aš, Rasa de Silva, moteris mylimoji, pati patyrusi meilės magijos pamoką. Linkiu jums gražios praktikos, gražios savaitės, apkabinu jus. Tuk širdelė, tuk tuk. Iki kitos savaitės. Tuk širdelė, tuk tuk. Tuk širdelė dėl manęs. Būk širdelė, tik būk. Būk širdelė dėl manęs.